Šiais metais Lietuvos irklavimo uždarų patalpų čempionatas yra rekordinis. Savo dalyvių skaičiumi sportininkai šiandien rungsis dėl 16 skirtingų apdovanojimų įvairiose amžiaus grupėse, pradedant nuo mūsų jauniausių dalyvių, baigiant patyrusiais meistrais. Noriu palinkėti sėkmės ir šiandien pasiekti savo užsibrėžtus tikslus ir pagerinti savo asmeninius rezultatus. Set ready. Attention. 100 metrų iki finišo. Dėl trečios kovoja Kaimas Dėlėtas ir Kasperavičius. Lūkesčiai buvo pasigerinti savo asmeninį rezultatą, kurį pavyko visai įgyvendinti, tai visai tuo džiaugiuosi. Varžybų sezonas šiemet buvo ganėtinai sunkus, bet ir sėkmingas. Pavyko išsikovoti vasarą jaunimo pasaulio čempionato bronzą. Žiemos sezonas taipogi dabar prasidėjo pergalė ir savo asmeninio rezultatų pasigerinimu, tai viskas kol kas eina gera linkme. Šiandien turėsime ir naujovę, naują rungtį, komandinę rungtį, kur sportininkai savo jėgas bandys irkluodami komandiškai. Trys komandiniai plaukimai. Nuotolis tas pats, 1000 metrų po keturiese. Attention. Jaučiuosi nuostabiai, linkiu kiekvienam pajausti šitokį jausmą, kai gali savo parodyti, kad viskas įmanoma, kad nereikia pasiduoti. Sezonas pats buvo labai įdomus. Ką galiu pasakyti, kad viskas atsiperka ir tik tai reikia tikėti tuom, ką darai. Varžybų planas įvykdytas, viskas tvarkoje, o lūkesčiai buvo laimėti ir parodyti savo, kad viskas įmanoma. Na ir pavyko.